Ar žinai, kad greitas maistas gali sukelti priklausomybę kaip ir cukrus? Kai valgome labai saldų, riebų ar perdirbtą maistą, mūsų smegenys išskiria dopaminą, laimės hormoną. Dopaminas sukelia malonumo jausmą ir skatina mus kartoti tą pačią veiklą. Šis mechanizmas yra tas pats, kuris veikia priklausomybėms nuo narkotikų ar azartinių lošimų. Cukrus ypač greitai padidina dopamino kiekį, todėl po jo valgymo jaučiamės laimingi ir energingi. Greitas maistas, turintis daug perdirbtų riebalų ir angliavandenių, taip pat stimuliuoja dopamino išsiskyrimą. Ilgainiui smegenys pripranta prie šių didelių dopamino pliūpsnių ir reikalauja vis daugiau tokio maisto, kad jaustume tą patį malonumą. Perdirbti riebalai, esantys greitame maiste, kepiniuose, margarinuose ir užkandžiuose, slopina ląstelių gebėjimą gaminti energiją. Tai trikdo mitochondrijų arba dar kitaip ląstelių energijos gamyklų veiklą. Sukelia organizmo uždegimą, ilgainiui tai skatina lėtinį nuovargį ir silpnina imuninę sistemą. Apsunkina virškinimą. Organizmas turi dirbti sunkiau, kad perdirbtų šiuos riebalus. Todėl jaučiamas sunkumas ir vangumas po valgio. Tikras natūralus maistas suteikia visus būtinus vitaminus ir mineralus. Baltymai, sveiki riebalai ir skaidulos palaiko sotumą ir stabilų cukraus kiekį kraujyje. Gerai subalansuota mityba stiprina imuninę sistemą, gerina nuotaiką ir suteikia energijos. Todėl pasirinkime tik tai, kas mus maitina, o ne tai, kas atima mūsų energiją. Jeigu ši informacija buvo tau aktuali, palik po video savo patiktuką.